Labadiena, sveiki atvykę į La La Landą, mūsų antras epizodas. Sveiki, sveiki. Tai šiandien iš tikrųjų mūsų tikslas yra jūs realiai perkelti į Hollywoodą, kur pakalbėsime šiek tiek apie Hollywoodo grožio tendencijas. Tai iš tikrųjų per paskutinius 10 metų labai daug kas pasikeitė. Ir tikrai pasikeitė. Ir ne tik Hollywoode, tikriausiai visam pasauliu pasikeitė. Tikrai taip. Tai šiandien tiesiog norim padiskutuoti tai, ką mes su Neringa matom čia Los Andžele. Čia iš tikrųjų žmonės labai rūpinasi savo išvaizdą, vis dėlto pramogų pasaulio toks epicentras, sakyčiau. Tikrai taip. Hollywoodas, televizorius, žmonės. Kaip sako, žinai, kiek ilgai gerai atrodysi, tiek ilgai turėsi darbo. Tikrai galioja tas šitą. Negirdėjau šitą, bet čia yra tikra taisyklė. Tikra tiesa. Net ne tikra taisyklė Hollywoode. Tai šiek tiek norim jums iš tikrųjų padiskutuoti. Nesam kažkokios labai jau ekspertės. Per daug... Bet išbandžiusios. Šiaip mane vadina, žinau, procedūrų enciklopedija. Tai aš... Tikrai mane kreipiasi panas įvairiausiais grožio klausimais, nes, kaip žinia, esu tikrai nemažai ką išbandžius. Tai, o aš gal netiek esu daug išbandžiusi, bet man viskas yra įdomu. Ir aš noriu, kai ateis ta diena, būt pasiruošus. Aš save vadinu FOMO karalienė. Tai Ruošiesi, aš noriu žinoti, kokias klaidas visi padaro, kad galėčiau tiesiog priimti tokį, žinai, edukuotą sprendimą. Ir mūsų auditorijai, norim pasidalinti, kaip viską, ką mes matom, ką girdim, kokie čia yra populiariausi plastikos chirurgai, kokios populiariausios procedūros, žvaigždės. Kas šiandien yra hot ir trendina. Būtent. Kas nebetrendina ir ko nereikėtų daryti. Tikrai, taip. Tai dar vienas dalykas, kurį pridursiu, tai būtinai komentaruose palikite, jeigu bus įdomus epizodas. Įdomus tai tikrai bus, bet jeigu norėsite sužinoti daugiau ir iš ekspertų, galbūt bus mūsų pirmas epizodas, kai pasikviesime kažkokį ekspertą, pakalbėti šiek tiek daugiau apie tai. Tikrai čia yra, iš tikrųjų, Los Andželas yra garsus ne tik Hollywoodu, bet ir tikrai vienais geriausių chirurgų, prasme, centras, kur suvažiuoja žmonės darytis plastinės ir operacijas. Mokytis. Aš žinau, kad ir lietuvių atvažiuoja pasimokyti. Tikrai taip, tikrai taip. Tai gerai, tai nieko nelaukiam ir pradedam. Šiek tiek man, norėčiau tavęs paklausti. Žinai, per tos, kaip ir minėjau, per 10 metų pasikeitė iš tikrųjų tos grožio tendencijos, grožio etalonai, kaip moteris, kurios, ką jos darėsi anksčiau. Ir man įdomu, kai tau buvo 15-16 metų, kas buvo ta tavo grožio dievaitė, kokios merginos buvo gražios? Žinai, aš bandau prisiminti paauglystę ir man toks juokas į manęs, antiek pasikeitė viskas, žinai, tai, kas man buvo gražu, bet aš, žinok, niekada nepamiršiu ir tu tikriausiai nustepsi, kad mano pati gražiausia dievaitė buvo, kur net, ta prasme, ant kompo aš turėjau jos nuotrauką, mama nesumeluos, yra tokia viena epinė nuotrauka, aš parodysiu, galėsim parodyti visiems. Priseksim. Jo, Paris Hilton. Geras. Aš nežinau, kodėl. Jo pop dievaičių jau era buvo. Man tiesiog atrodė, kad jinai yra tokia tobula, ta prasme, viskas yra tobula ir dar tada, žinai, nebuvo to tokio trendo, kad labai daug operuotis ir dar net tos lūpų putlinimo tokio dalyko nebuvo. Tai, žinai, tai man Paris Hilton ir tikriausiai antroji vietoje būtų Angelina Jolie dėl savo lūpų, bet jinai visą laiką buvo labai garsi dėl savo tobulo veido ir tų tobulų lūpų. Tai va, o kas tavo buvo? Žinai, aš dabar galvoju, kaip tu pasakei, tai man ta Paris Hilton era iš tikrųjų tai jau yra ta pop era, kur dar prieš tai aš atsimenu, kai aš neatsimenu, kiek tiksliai man buvo metų, žinau, gal 6-7, ir aš pas savo tėvus radau labai daug Playboy žurnalų. Jie turėjo tokį, žinok, tokią kaip įeinamą spintą ir ten buvo išklijuota vien, nežinau, ar jie vadinosi Playboy žurnalai ar ne, bet tiesiog buvo išklijuota, žodžiu, moteris tokios su didelė krūtinė. O čia tėtis ar mama? Gali būti, kad abu, nes mano mama užsiiminėdavo fitnesu, galbūt irgi. Tai tokia motyvacija. Motyvacija buvo tokia. Tai iš tikrųjų aš atsimenu tą labai gerai Pamelos Anderson visą erą. Tai man atrodo, čia dar prieš Paris Hilton buvo. Žinai, visi tie zuikučiai. Man nebuvo. Jo, aš neturėjau Pamela Anderson. O gelbėtojų nežiūrėjai? Žiūrėjau, bet kažkaip man nebuvo šitą. Ir žinai, kas, man ne tai, kad man jos buvo labai gražios, aš tiesiog kaip vaikas žiūrėjau tas moteris ir galvau, va čia reiškia yra graži moteris. Ir tai buvo tos visos Playboyaus moteris, tokios jos didelės buvo, ir tos didelės krūtinės, ir šiaip blizgios, ir plaukai dideli, ir panašiai. Ir dar vienas dalykas, kurį atsimenu, va čia aš visą laiką juokiuosi iš savęs, kai aš buvau maža, per LNK rodydavo pats baisiausias filmas pasaulyje. Ir ten buvo Carmen Electra. Ir tikriausiai man va tie tokie filmai, tie, žinai, plakatai suformavo tą įvaizdį, kad va anksčiau buvo tas dalykas. Ir va tada, kaip tu
tu sakai, man atrodo, kai aš jau paauglė gal buvau, gal dar nepilnai, va tada buvo Paris Hilton, buvo Britney Spears ir jo, kaip tu sakai, jos nebuvo ten per daug nieko prisidariusios ir kažkaip kažkuriuo metu irgi dar buvau paauglė, aš neatsimenu, kaip ten tiksliai viskas keitėsi, nu, aš tiesiog nestebėdavau Hollywoodo taip dažnai. Ir atėjo Kim Kardashian era, kur jau tada aš pradėjau girdėti, kas yra paputlintos lūpos, kas yra figūringa moteris. Ir, nu, turiu omeny, kad visi BBL-ai prasidėjo ir panašiai. Bet čia jau vėliau. Taip, mano laiku tai buvo supermodelių era, nes aš labai gerai prisimenu, ateidavo ir tos moteris, kurios ieškodavo agentūrams modelių, jos važiuodavo dar labai jaunos į Milaną ir taip toliau. Tai, čia lietuvės, jo. Ir mano buvo tas supratimas, kad, žinai, labai tokia skinny. Gal dėl to pas mane ir buvo ta... Ir Paris Hilton era buvo, kaip moteris buvo labai lieknos. Labai lieknos ir, žinai, nebuvo to seksualumo tokio perdėto. Čia jau truputėlį bet buvo vėliau. Bet aš tai galvoju, kad buvo, atsimeni visi tie džinsai tokie, kur buvo low rise ir bambos auskariukai ir taip toliau. Jis, man atrodo, buvo toks subtilus, nes dabar kaip žmonės rengiasi, tai yra du skirtingi dalykai ir va čia kaip tiesiog supratimas seksualumo. Aš manau, kad iš to, kai buvo ta Paris Hilton era, gal nebuvo tiek daug to atviro kūno. Taip. Buvo kažkiek, bet nebuvo detalės. Jis taip pateiktas seksualiai. Po to ėjo, žinai, ten Playboyaus, Juicy Couture treningai. Ir nepamirškim, kad buvo labai, aš manau, kad tai buvo viena didžiausių inspiracijų Lietuvoje visa Olele pupyčių era. Tai vat, tai žinai, tai visas tas vat krūtinės implantai, vis daugiau apie tai, žinai, buvo kalbama. Bet aš, žinok, tiesą pasakius, džiaugiuosi, kad tas pravažiavo, nes aš jau kai, kaip sakant, iššokau į tą traukinį. Aš iššokau į traukinį labai vėlai po to, kai jau, žinai, pasididinti krūtinę buvo, ta prasme, old news, iš vis čia jokio skandalo, žinai, ir jokio kriminalo. Tai vat, bet kažkurio metu tai buvo, ar ne? Kad tai buvo labai ir ypač Lietuvoje, tai yra beproto konservatyvu. Čia tai gal, žinai, žmonės, nors ir čia aš tau pasakysiu, nežinau kaip tau, bet, pavyzdžiui, tiek, kiek aš sutinku, tarkim, žmonių, ypač verslo pasaulyje, tai žinok, ir apie Kardashian, ir apie visas tas pop, žinai, kultūros atstovės. Nu, taip, žinai, kaip pas mus apie pupytės būdavo, taip ir čia, žinok, tai nėra gero tono ženklas, žinai. Bet kokiu atveju aš šiaip, žinok, galvoju, kad vis tiek pasaulis keliauja link sveiko požiūrio ir, žinai, Kardashianų era iš tikrųjų labai stipriai įtakojo tą, kad, žinai, kad ir curvy, ir figūringa moteris gali būti graži. Taip. Žinai, visiškai. Ir žema moteris, nes buvo aukštos, kaip tu sakai, modelio era, kojos iki pažastų. Taip, ilgi plaukai, blondinės ir panašiai. Tai aš tau visiškai pritariu ir iš tikrųjų galima net, man atrodo, pasižiūrėti į Kardashian visas sesės, visą jų šeimą ir pasakyti, kokia yra atėjusi era, nes jos, kaip tu sakai, pradėjo tą visą tokių figūringų, aš net nežinau, koks yra tikslingas žodis, bet kad formos ten yra ir dabar pas jas yra pasikeitę viskas. Jos yra sulieknėjusios, pas jas išsileidusios yra ten akivaizdžiai, kur būna, žinai, suleistos lūpos. Ir man atrodo, kad tikrai vienas dalykas, kurį aš pastebiu ypač Los Andžele, tai kad žmonės labai ieško to natūralumo. Taip, ir čia, žinai, buvo kažkada tas perdėtas toksai, žinai, nežinau, bumas, leistis viską. Aišku, nepamirškim šito dalyko, kad Los Andžele gyvena labai daug rusių ir taip pat dabar, kadangi dėl karo ir visko, kas vyksta pasaulyje, labai daug ukrainiečių, tai, žinai, yra tos, kaip pasakyti, to perdėto vis dar, žinai, tikrai matau panos, kai kurios tikrai labai perdėtai, žinai, ten ir tas lūpas išreiškusios ir visa kita, bet šiaip iš esmės pačioje Amerikoje ir Holivude jau keliaujama link natūralumo ir tas labai ryškiai matosi bent jau paskutinius kelis metus. Taip, aš irgi esu šitą pastebėjus ir man atrodo, kad tai yra kombinacija kelių dalykų, nes buvo labai daug padaryta klaidų. Aš iš tikrųjų dar, kai mes nusprendėm, kad darysim šitą epizodą, pasižiūrėjau, kada iš tikrųjų visi tie fileriai prasidėjo, nes kaip tas medžiaga kaip fileris tai labai senai egzistuoja, bet šiaip, kad prieinama daugumai žmonių, tai ten maždaug 2003-2004 metai ir žmonės tiesiog, pagalvok, čia galima sakyti labai neseniai ir mes tik prieš kokius, nežinau, 50 metų pradėjome matyti, kokios gali būti pasiekmes, kai tu naudoji, kai tu galbūt per greitai įleidai ir taip toliau. Per daug. Tai per daug. Ir visos tos operacijos, man atrodo, tos
moteris, vat tie, kur aptariam Playboyaus, Zuikučiai ir tos pačios Kim Kardashian, nes Kylie irgi buvo prisidirbusi su savo lūpom. Aš manau, kad žinok, nėra nei vienos moters, kuri nėra prisidirbus. Aš, ta prasme, galiu pasakyti iš savo patirties, aš niekada nepamiršiu. Žodžiu, mano lūpų kelionė, aišku, prasidėjo tada, kai aš dainavau Pupytėse. Ne, iš tikrųjų, net chorų karuose, gal netgi jo, žinok, vat prisiminiau, čia buvo dar prieš grupę. Tai nebuvo, kad jau ten mane jos labai influencino šitam dalykui, bet aš visą laiką norėjau didesnių lūpų, nes dėl mano tiesiog labai išreikšto žandikaulio man lūpos kaip ir tokią kompensaciją duoda. Tai kai jau atsirado ta opcija, tai aš pamenu ten į kažkokį kabinetą, žinai, tenais važiavau pas kažkokią tais ten Petrutę, kuri ten, žinai, leido ten tikriausiai iš kokių Rusijos, žinai, ten injektorių išsimokinusi, neaišku, ten net neturi išsilavinimo šitam dalykui daryti. Tai va, o tu atsimeni, kaip tu apskritai sužinojai, kad galima tokią procedūrą pasidaryti? Aš mačiau, kad kažkas jau yra pasidaręs ir man atrodo iš lūpų į lūpas. Nežinai, kai Lietuva labai maža, ten jau kai kažkas atsiranda, tai ten, žinai, raketos greičiu skrieja informacija. Tai va, tai aš sužinojau, nebeprisimenu iš kur, bet aš, aišku, pasidariau ir buvau labai patenkinta. Aišku, tėvam tai žiauriai nepatiko, nu čia yra klasika, žinai. Tai va, bet aš nepamiršiu tokio vieno savo baisaus prisidirbimo, tai čia buvo mega prisidirbimas. Aš, žodžiu, nu, žinai, nuvažiavau pasipildyti. Žinai, taip. Tai žodžiai yra, va, čia yra su tuo bėda, kai tu, žinai, įsivaizduoji, kad čia kaip koks, aš nežinau, papildymas, nereikia nieko pildyti, jeigu vaizdas tenkina, va čia yra, žinai, kai moteris nesupranta, kada sustoti. Nu tai žodžiu, aš nuvažiuoju pasipildyti, sako, žinok, atsirado tokia naujas fileris ir sako, aš tau dabar suleisiu tą naują, jisai, žinai, kietesnė, jo, žodžiu, aš nežinau, ar aš buvau pirmas jos bandymo triušis ar kas. bet tau nebuvo kažkokios baimės, sakai, gerai. Nu, nes aš jau pas ją esu buvus, tai kažkaip, žinai, viskas pasitikė jo. Jo, ir žodžiu, jinai man suleido medžiagą, kuri realiai leidžiasi skruostus. Tai buvo volumo, vienu žodžiu, volumas, kuris net nesileidžia atsiti lūpas, nežinau, gal nebent kažkokiais ten atvejais neįsivaizduoju, nenoriu prikomentuoti kažko, kas nesąmonė, žinai, gali būti, bet esmė tame, kad po to, žinai, esmė, kaip aš atrodžiau. Tai žodžiu, buvo dvi šonų tokios dešos. Bet aš to nemeluoju. Aš buvau tokia mėlyna ir tokia sutinus. Aišku. Bet čia iš karto po suleidimo. Taip. Jo, nu kitą dieną aš atrodžiau tiesiog taip baisiai, aš niekada nepamiršiu mano eksas, jis taip ant manęs rėkė, skambino mano mamai ir pasakė, kad aš išprotėjus, žodžiu, kad čia... O aš sakau, aš žinok, čia tokį putlinantį vazeliną tipą užsitepiau. Bandžiau pritrint lazankės, bet nepasisekė, žinai. Bet jinai realiai man taip sugadino lūpas. Ir audinius ten galima. Ir jinai man ištampė audinius. Ir žinai, kame buvo problema? Tuo metu nebuvo dar išleidimo mados ir apskritai niekas apie tos dissolve, žinai, kaip čia jie vadinasi. Aš žinau tos, taip, jo, išleidžia. Vienu žodžiu, nebuvo tiek daug informacijos, jų bijo labai naudoti praktikoje ir man tiesiog reikėjo iš karto išsileisti. Taip. Bet aš, kadangi labai daug metų prabuvau su tom baisiom lūpom ir aš, nu, kažkaip aš ten, aš nežinau, kaip aš pragyvenau, bet žodžiu, aš pragyvenau. Ir viskas, ir man ištampė tos audinius, tai pas mane yra nuolatinė migracija, ta prasme, kad man pakeist kažką dabar, žinai, yra mano sudėtingos lūpos, man reikia kombinuoti filerius, bet kad kažką pakeist, aš turėčiau bent mėnesį pabūti be lūpų, bet čia yra neįmanoma. Man tai atrodo dėl to skausmo, žinai, nes aš irgi esu susileidusi. Skausmo nėra, aš esu išsileidus, bet mes esam išleidę ir iš karto pradėję leisti. Kad tai buvo problema. 2 savaitės palaukti ten kažkas. Taip, ir aš nepalaukiau, žinai, nes aš neturėjau laiko laukti. Tai va, ir man tiesiog reikėjo tą baisybę jau išleisti, žinai, nes aš norėjau tiesiog pasitvarkyti ir sako, mes nieko netvarkysim ant to, kas yra, nes čia yra blogai. Taip. Nu, bet vis tiek tu buvai šiaip iš tikrųjų labai drąsi, taip eiti viena iš pirmųjų, kai dar yra viskas nauja, nes pavyzdžiui, aš tai atsimenu, kažkaip paskutinė visada žinodavau, kad tie dalykai visi egzistuoja, bet aš atsimenu, mano draugė buvo pirma, kuri susileido. Ir ji man po kokių gal poros metų pasakė, žinok, Nerija, aš esu susileidus lūpas ir aš jau buvau mačiusi, sako, bet aš labai bijau tau pasakyti. Ne mamai, ne draugui, ne kažkam kitam, o man. Todėl, kad aš labai priešiška buvau visiems šitiem dalykam. Rimtai? Jo, aš buvau labai priešiška ir nežinau, kodėl aš tokia kategoriška šiais klausimais buvau. Man atrodydavo, kad tai yra tuštybė, nereikia, kad kai
pasidarysi, nesustosi, aš lygiai tokia, taip pat matau apie, mano tokia pati nuomonė yra apie tatuiruotės, kad tu vieną pasidarysi, norėsi labai daug. Taip, tai ir man yra tas baisumas, žinai, bet po to aš galiausiai pati nusprendžiau, nes po kažkiek tais metų, čia jau Los Andžele iš tikrųjų aš buvau, susiradau tokį vaikinuką ir jau man buvo, nežinau, gal 25 metai. Tai tu įstojai su lūpų klubą? Aš esu įstojus su lūpų klubą, taip. Bet irgi norėčiau tikriausiai išsileisti, gal kažkokią naują techniką pabandyti. Dabar, kaip ir kalbėjom, viskas yra natūralumas, nesinori, kad žmonės matytų, žinai. Bet supranti, kame yra blogiausias momentas, kad, pavyzdžiui, aš jau papuolu į tą kategoriją, kur man reikia, žinai, jau ant to, kas buvo daryta, pridaryta, ten sugadinta kažkas, taisyti. Ne viskas buvo blogai, ką aš dariau, tikrai nenoriu čia demotyvuoti kažko, nes aš galiu pasakyti taip, aš esu už ir aš pasakysiu labai atvirai, kodėl. Aš esu patyrus tikrai patyčias mokykloje, aš buvau labai savim gal savo išvaizdą nepasitikinti, nors nežinau, kodėl aš visą laiką ir turėjau ir bernus, kurie mane mylėjo, žinai, ir buvai aukšta, ir blondinė, ir kažkaip mane gražia vadino. Ir aš nežinau, kodėl mane gražia vadino, aš tikrųjų realiai nesupratau, bet paauglystėje aš nebuvau graži pana visai. Sau. Jo, sau ir žinai, bet aš buvau labai talentinga ir aš turėjau charizmą ir aš manau, kad man tai labai padėjo, žinai, ir aš turėjau gerą tokį gal fun charakterį, kai kam ne. Tai va, ir tas man padėjo, žinai, bet aš esu už, todėl, kad aš žinau, ką reiškia jausti tą, žinai, nepasitikėjimą, tai aš dėl to labai suprantu tas moteris, kurios darosi, bet tai va, mūsų iš tikrųjų kiekvieno grožio supratimas yra labai skirtingas, žinai, vienom labai gražu ten Kardashian, kitom labai gražu Sofija Richie, pavyzdžiui, dabar, kai, žinai, ir tie trendai keičiasi ir to proto daugiau, tai jau mes žinom, kad nereikia pult. Ir mes matėm, kaip gali blogai atrodyti. Ir tu labai gerai darai, kad tu neskubėjai, todėl, kad dabar tu gali, žinai, labai padaryti tą tokį gerą sprendimą. Tu jau galbūt turi galimybės nueiti pas patį geriausią. Tada, žinai, kai tu esi tenai studentė, nu tai, žinai, ten tu renkiesi galbūt, kas yra pigiau ir ten, žinai, ieškai dylų ir visą kitą, o čia yra tokios jau procedūros. Dabar viskas internetu yra prieinama iš tikrųjų. Tai va, o aš, pavyzdžiui, esu, žinai, išbandžius ir pačius pasaulinius geriausius ir tikrai ir tas, žinai, klinikas Lietuvoje turiu su kuo palyginti, nes tikrai buvo ir gerų, ir blogų patirčių. Taip, o kalbant šiaip apie tos blogus pavyzdžius Holivude, kadangi mes čia į Holivudą šiandien panalizuosim, tai kokie tau yra baisiausi tokie pavyzdžiai, kur nenorėtum tu kartoti tų klaidų. Ir gal net ne tų žmonių, kurie, žinai, būna psichologiniai sutrikimai. Pavyzdžiui, Michael Jackson man neįeina iš tą kategoriją, nes pas jį buvo ne tik, kad jis norėjo estetiškai save patobulinti, ten visai kiti dalykai, bet šiaip pat turi, nes, pavyzdžiui, man tai atsimenu labai įstrigo tos Kylie Jenner lūpos, kad tokios, ten jos gigantiškos jau buvo ir ten buvo visa ta jos era. Tikrai labai neestetiškai kažkaip atrodė. Apie lūpas tu kalbi? Aš apskritai, žmonės pavyzdžius, kur tau atrodo, kad toji senoji ta karta, kažką yra tai prisidirbusi, ko nenorėtum ir ko dabar žmonės bando išvengti. Šiaip, jeigu apie pačius blogiausius pavyzdžius kalbam, tai žinok, man yra tik tai du žmonės, kurie iš karto per sekundę iškyla, tai yra Donatella Versace ir šita moteris katė. Taip. Jocelyn, ar kaip jinai tenais? Iš New Yorko, aš žinau, jinai ten, man atrodo, ar Šveicarė, New York, kažkas ten tokio. Ta moteris, kuri vyrui labai patiko ten tie tigrai ir katės, ir jinai ten patapo, žodžiu, ten baisu, ar ne? Taip. Ten jau iki tokio lygio, kur jau žaizdos net atsiranda nuo to. Aš manau, kad čia yra jau tokio, žinai, psichologinės problemos, čia jau tikrai kažkas žmogui yra negerai. Bet aišku, labai daug, žinai, blogų pavyzdžių, ką aš matau, tai yra Rusijos, ten tos visos gražuolės. Pavyzdžiui, aš nežinau, ar tu prisimeni, buvo tokia, tikrai jau visiška grožio ikona, Timothy buvusi žmona, Miss Elena. Alena Šiškova. Taip. Ir, pavyzdžiui, tada, kai jinai, žinai, jau kai prasidėjo to lūpų nesveika era, žinai, ten lūpos, tobulas veidas, plona nosis, tas toksai, žinai, etalonas. Aš labai gerai prisimenu, žiūrėdavau, galvojau, blemba, kokia jinai graži, žinai, wow, tenais ir visos ten tikriausiai eidavo darytis lūpų, rodydavo Angelina Jolie arba ten ją. Bet tu supranti, kad iš kai kurių lūpų, net iš mano lūpų neįmanoma tokio vaizdo išgauti. Ir va čia yra pagrindinė problema, kad ir specialisto pusė yra, žinai, nekompetitinga, kad nepasako, žinai, kad
iš tavo lūpų galima padaryti tik tai taip. Čia yra maksimalu. Visa tai, ką mes darysim ir bandysim daugiau iš to, atrodys blogai, žinai, migruos, bus tas, bus anas. Bet, žinai, nori pinigus paimti labai retą specialistą, kurį tu surasi, kuris pasakys, žinai, gal tau nereikėtų. Aš tau pasakysiu, dabar šitą madą ateina. Vat, pavyzdžiui, jeigu vat, kalbant apie tai, kas dabar yra populiaru, iš tikrųjų tas individualistinis požiūris į grožį, kad tu ateini pas savo, žodžiu, kažkokį specialistą, kurį tu pasirengi ir tu nebesakai jam, kad aš noriu ten kažkokią vieną vietą padaryti, ar tik lūpas, ar tik vokus, ar dar kažką. Dabar jau žiūri į visą tavo veidą ir sako, kas tau yra įmanoma. Ir tokių kaip šablonų jau iš tikrųjų mažėja. Vat jeigu dabar pasižiūrėsim, kas yra tos gražios merginos, tai Hailey Bieber, pavyzdžiui, Kendall Jenner, man jos visos yra skirtingos. Čia gal yra subjektyvus dalykas, bet žinai, gal kažkas pasakys, bet pavyzdžiui, man atrodo, kad mes dabar išlaikom tą tokį individualistinį grožį, bet tai nereiškia, kad jos nieko nesidaro. Nes aš kai pradėjau domėtis... Jos darosi, patikėk manim. Jos tikrai labai daug darosi. Tikrai taip. Bet tas darimas, jisai yra labai subtilus. Ir čia, pavyzdžiui, žinok, aš kaip tikrai labai daug sakau, pakankamai išbandžius įvairiausių dalykų, žinai, ant savęs, galiu pasakyti, kad, žinok, didžiąją laiko dalį aš savo visas panas atkalbinėju nuo ten tikrai labai drastiškų procedūrų. Ten, pavyzdžiui, turiu tokių draugių, kurio, žinai, jom visą laiką reikia skruostus dasileisti. Tai kiek galima tos skruostus leisti, žinai. Ta prasme, arba ten, tikrai yra besaikis ten kažkoks veido drėkinimas ir tu paskui pasižiūri, kad po 5 metų jinai yra sutinus, nes labai labai mažai tų produktų, kurie visiškai išsiskaido ir moteris to nesupranta, jos eina į mezoterapiją ir įsivaizduoja, kad jos daro facial, žinai. Ta prasme, jūs nedarot facial, jūs injektinate save produktus, kurie galbūt neišsiskaido ir jūs kaip tortą, žinai, ant viršaus ir vieną dieną tu žiūri žmogų, žinai, ten, pavyzdžiui, ir Lietuvoje turim tokių pavyzdžių, kur ten buvo graži moteris ir tu dabar ją žiūri ir nesupranti, ta prasme, kas jai atsitiko, žinai, nes, jinai kažkokia sutinus, ištinus, išpurtus. Tai pillow face vadinasi, Zac Efronas ir ten jau viskas padaryta, kas įmanoma ir tu nieko nebegali padaryti, žinai, ant to. Bet iš tikrųjų, aš to pasakysiu, kalbant apie tos padarimus, aš dabar šiek tiek domėjausi, žinai, kas keičiasi pa žmonės, nes dabar matai, ten buvo didelė tokia tema apie Kristiną Aguilera, buvo Lindsay Lohan, Anne Hathaway, Ralph Lauren show nuėjo ir visi tiesiog, kaip tu sakai, kad kartais gali žiūrėti į blogą pavyzdį ir sakyti, kas atrodo, ką šitas žmogus blogai pasidaręs. Tai čia man yra Zac Efron iš draugų, Courtney Fox, man atrodo, jos pavardė yra ir jie tokie pilni kažkokie yra ir tu irgi negali tiksliai pasakyti, bet aš dabar matau ir kitą variantą, kuris yra kaip ta Anne Hathaway, kur tu žiūri žmogų ir tu negali pasakyti, kas ten atsitiko. Taip, bet čia dabar kriminalas, tai vyksta. Mes narpliojom, kas atsitiko. Žvalus, gražus. Lindsay Lohan ir paskainai, tarp kitko, aš dabar darausi Morpheus kursą salone vienam čia LA ir labai fainos ten tos, žinai, specialistės ir savininkė, su savininkė susipažinom, tai kol man, žinai, šaldė veidą, mes tenais plėpėjom, kalbėjom, žinai, apie procedūras ir viso, žinau, kalba apie tai, kas ten per chirurgas, kuris darė, žinai, faceliftą, Lindsay Lohan, ką darė, kaip darė, vienu žodžiu, ta prasme, galima. Čia yra tie pavyzdžiai, kurie iš tikrųjų reabilituoja plastikos chirurgiją, parodydama, kad gali būti gerai padarytas darbas. Kad neturi matytis, kad tu esi prisileidus ten 2 ml į lūpas. Mano atveju, žinai, pavyzdžiui, mano yra tokios lūpos, kur man neįmanoma natūraliai padaryti. Tiesiog, ten jeigu ten nėra pas tave nieko, pas mane viršų irgi. Aš negaliu turėti tų, žinai, tų celebričių lūpų, žinai, tokių natūralių. Jeigu kontūro net nėra, tu turi išdidinti. Tu turi jau ten, mes spaudžiam vašką, kaip sakant, žinai, iš to, kas yra. Bet, pavyzdžiui, dabar, man šitas trendas, žinai, kaip tas nematomas, žinai, grožis, tai man yra tobuliausia, žinai, man taip gražu ir taip
tokia prabanga, žinai, kai dabar labai daug TikTok ir visur yra, žinai, money, no money, žinai, kokie nagai, kokie plaukai, koks makiažas. Bet čia yra įdomus iš tikrųjų, įdomus momentas, todėl kad šiaip iš esmės tas grožio supratimas toks, koks jis yra dabar, tas natūralumas, man atrodo, jis yra susijęs su ta visa mada tylioji prabanga. Tikrai taip, old money vibes. Jo, būtent, kad visi jau sako, jau čia nebenešiokit Louis Vuitton, nebenešiokit Gucci, visi nešiokit Loro Piana, kur nėra logotipo, yra kažkoks kašmyras ir man atrodo, tai yra irgi susijęs su grožiu, kad anksčiau, kai buvo tos, žinai, didelės krūtinės, vos nu, čia yra subjektyvi nuomonė, galima sakyti, bet būdavo taip, kad tu nori parodyti, kad jeigu aš pasidariau krūtinę, tai aš noriu, kad visi matytų, kad aš ją esu pasidaręs, arba ten, pavyzdžiui, lūpas pasididinę ar dar kažką, o dabar yra taip subtilu, taip profesionalu, kad čia irgi gali pasakyti, kad čia yra prabangos klausimas. Čia prabangos klausimas, aišku, grožio supratimo klausimas. Ir tai, kas yra tavo grožio etalonas. Pavyzdžiui, aš visiškai, žinai, nusisukus esu nuo tų, žinai, Rusijos deivių ir aš to tikrai nefollowinu ir, žinai, kartais manęs su kai kuriuom sekėjom mes ten labai diskutuojam ir aš esu tikrai ne vieną pažintį padarius su labai gerais chirurgais čionai, žinai, ir man, pavyzdžiui, siunčia pavyzdžius ir žinai, klausia, nu, vat aš taip pat norėčiau, gal tu žinai, ką nors. Aš sakau, bet čia atrodo, jinai kaip high class kažkokia, tai žinai, neaišku, kokį darbą dirbanti. Ir čia labai blogas dalykas yra, aš klausiau plastikos chirurgų įvairių podcastų, galėsiu gale pasidalinti, ir jie sako, kai žmonės sako, čia jau seni laikai, kai žmonės gali atsinešti ir pasakyti, kad aš noriu taip atrodyti. Tu dabar tiesiog turi susirasti specialistą, kuris yra geras, kuris turi daug gerų darbų padaręs ir tu turi jo pasitikėti, jis tau turi pasakyti, ką tau reikia daryti būtent tau. Tai vat man šiaip įdomu, ar tu esi girdėjus savo draugų rate, ar pastebėjus ant žvaigždžių, vat ką jie daro, kaip jie keičia. Vat, tarkim, aš esu pastebėjus, kad labai visi išsileidinėja dabar fillerius. Nebėra to, kad čia labai daug prideda, žinai, kad ir į lūpas, ir ten žandikaulį ir taip toliau. Tai esi va tokių pastebėjus? Jo, mano draugė viena yra, žinai, viską irgi iš veido išsileidus. Negaliu pasakyti, kad ten atrodo baisiai. Ta prasme, atrodo normaliai, žinai. Aišku, jinai pati yra graži. Tai vėlgi čia, sakau, yra daug, žinok, tokių pavyzdžių ir nežinau, ar matei šitas, buvo dabar postas Jolandos Hadid, kad jinai niekada geriau nesijautė kaip dabar, kada jai, žinai, nėra primesta jokių grožio standartų, jai, žinai, visuomenė nepušina, kaip jin turi atrodyti, nes iš tikrųjų buvo tas, žinai, ten, pavyzdžiui, ypač jaunom moterim, žinai, yra tas toksai tipo, vyrai žiūri tik tai, žinai, tas tokias fifas, žinai, tai ir man reikia atrodyti kaip fifai, žinai, o ta, kuri atrodo, žinai, galbūt tokia įdomesnė, savitesnė, jinai tokia kaip ir nelabai įdomi, žinai. Nu, taip. Yra tas tikrai momentas. Retas vyras, kuris turi gerą skonį, iš tikrųjų. Tikrai jam patinka big butts ir... Mano vyrui irgi, žinok, nelabai patinka ten tie baggy jeans ir taip toliau. O, mano tai irgi tikrai, ne? Jam yra siaubinga, ta prasme. Aš taip kartais galvoju, aš kaip apsirengiu, man ta prasme žiauriai cool ir labai gražu, bet aš nežinau, ką jis galvoja. Nu, bet nesvarbu, čia jau jam per vėlų pabėgti. Bet šiaip kalbant apie tai, kas yra nemadinga, tai ką, BBL jau mažai. Jau jeigu aš pamatau BBL, tai man čia yra neskoningas. Jau tu čia, jau toksai, expired. Jo, expired. Jo, ta užpakalių era tai visiškai. Ir dabar jeigu pastebėsi, visos Kardashian, jos tiek daug sportuoja ir, pavyzdžiui, nežinau, ar tu žiūri jų, žinai, tuos paskutinį jau nemačius, taip. Jo, bet ten, ta prasme, visos yra pakvaišę dėl sporto, todėl, kad jos supranta, kad raumuo, nu, gerai, tu gali susišvirkšto riebalo kažkur. Kuo daugiau yra tavo kūne riebalo, tuo lėtesnis yra tavo metabolizmas. Tu tuo greičiau, ta prasme, tu lėtėjai iš esmės, žinai, ko tau reikia raumens. Raumuo yra mūsų riebalų ir kalorijų liga, ir variklis. Taip, čia yra vienas svarbiausių dalykų. Čia yra vienas svarbiausių ir aš tiek daug, žinai, dabar žiūriu visko apie tai, tai yra visiškai insane ir aš labai džiaugiuosi, kad aš visą laiką buvau prie sporto. Tai va, tai žodžiu, jos sportuoja, jos nori būti mažesnės. Daug apie žmogų discipliną, kad
disciplina. Čia ne šiaip kuda esi, nevalgai. Taip, kitas dalykas, tas visas healthy lifestyle yra žiauriai populiaru dabar. Los Andželė, aš nežinau, kaip kitur, žinok, bet čia populiaru. Ta prasme, jisai tikrai yra populiaru, žmonės galvoja apie tai, žinai, ką valgo, kaip valgo, nes tiesiog yra žiauriai daug informacijos apie tai. Taip. Ir, žinai, visas perversmas. Specializuoti Instagramui, TikToką ir panašiai. Jo, ir visas tas perversmas dabar vyksta, žinai, ir su mūsų maistu, čia, žinai, Amerikoje irgi, tai visi, žinai, yra, kaip sakyt, susikoncentravę į tą kokybę, žinai. Tai va, tai labai tikrai trendina tas, žinai, slim fit, kaip sakyt, toks tonuse kūnas ir, žinai, visos ten tos panos varo į tos pilatusus, dirba su tais vidiniais raumenim, nori jos būti kūnas. Ir ta pati Kardashian per Met Galą prieš 2 metus norėjo įlysti Marilyn Monroe suknelę. Tai jinai ten taip nusikūdino, realiai ten tikriausiai pusę užpakalio liko jos. Taip. Tai va, tai aš manau, kad tos mažesnės formos ir tie tokie mažiau išpūsti gabaritai, žinai, ir tau metų mažiau nuima, žinai. Taip, bet žinai, kas man yra įdomiausia šitam visam, vat, pavyzdžiui, Kardashianų dalyke, kad antiek jos turi įtaką pasauliui, tai yra visiškai insane. Taip. Ir ta prasme... Ne veltui reklama, žinai, pas jas 1 milijonas. Jo. Taip, gal galima sakyti. Man atrodo, kad Kimi Madu, žinok. Taip. Nes antiek jos diktuoja madą ir trendus, tai yra visiškai kažkoks kosmosas. Ir aš galvoju, žinai, kaip taip žmonės, žinai, neturi savo ten galvos, tipo, žinai, nuspręsti, kas jiems patiems gražu. Bet pasirodo, žinai, jos užduoda toną. Čia taip, žinai, gal mes kažkas pasakys, kad duodam per daug galios jom, bet iš tikrųjų mes buvom, taigi, body positivity era, o dabar visos tos body positivity merginos yra dabar ant Ozempiko ir, žodžiu, ten yra didelis skandalai, dabar nežinau, ar tu girdėjai, nesenai per TikToką buvo viena moteris, kuri pardavinėjo savo kursus ir galiausiai po ten kelių mėnesių ar pusę metų prisipažino, kad naudojo Ozempiką. Tai dabar net žmonės grasina, kad ir į teismą paduos ir taip toliau, žinai, kad, tipo, jie jaučiasi apgauti. Bet čia mes prieisim prie tos temos. Taip, iš tikrųjų, žinai, aš norėjau, kalbant apie tos visus dalykus, kurie yra nebemadingi, kaip tu sakai, tos didelės formos jau išėjusios iš mados ir greiti rezultatai. Taip, visos nori mažesnių krūtinių. Mažesnės krūtinės, pilateso, žodžiu, tas pilvo presas ir panašiai, sveika gyvensena ir taip toliau. Bet šiaip, kalbant apie tas merginas 3, kur mes išsirinkom, norim apie jas pakalbėti, tai iš tikrųjų aš labai daug domėjausi, ką jos yra pasidariusios. Tai turim Lindsay Lohan, ar ne? Čia tai yra kosminis pokytis. Taip, žinoma, čia turim pradėti nuo to, kad tikriausiai mažiau alkoholio, mažiau narkotikų. Mes žinom, kad jinai mėgo. Lifestyle'as, tai aš galiu pasakyti ir pati ant savęs. Kai aš vasarą realiai nevartojau alkoholio 4 mėnesius nuo birželio mėnesio iki spalio ir 2 mėnesius, pirmus 2 iki rugpjūčio visiškai cukraus. Mano oda, aš nemeluoju, atrodė kaip 18-nės. Aš negalėjau patikėti. Vien cukrų nustoji vartoti. Cukrus yra dar blogiau negu alkoholis, bet viskas kartu sudėjus buvo kažkoks kosminis rezultatas. Aš net nemoku tau nupasakoti. Tai čia tikrai taip. Čia yra kombinacija. Miegas. Tada miegas yra... Taip. Iš vis insane dalykas labai svarbu, bet žinai, mes negalim nepastebėti, kaip sakant, nosies plastikos. Taip, nosies plastika, tai čia yra vienas iš tikrųjų iš populiariausių tokių žmonių operacijų. Tiesiog yra populiari operacija ir aš Lietuvoje nesu pastebėjusi, kad tiek daug žmonių darosi. Čia, galima sakyti, pusė mano draugų yra pasidarusi, čia yra visiškai normalu, kaip susileisti lūpas, taip yra pasidaryti nosies operaciją. Jeigu jinai yra reikalinga, žinai. Taip, žinai, kas čia jinai nėra reikalinga. Jinai čia yra labai graži, jos maža nosytė, čia pas ją gal prieš tai buvo kažkas daryta, bet šiaip Los Andžele yra tų labai gerų plastikos chirurgų, kurie daro, žinok, aš pati net buvau susigundžiusi. Iš tikrųjų, vienas dalykas, kurį gal pakeičiau pas save, tai yra nosis, nes pas mane nosis, matai, aš to rodžiu, iš vienos pusės yra viena, iš kitos pusės kitokia. Ir yra vienas, žodžiu, plastikos chirurgas, Dr. Kanaudia. Pasakok. Ir žodžiu, ir jisai... Vienintelio, ko nereikia, tai nosies man. Vat šito tai nereikia, bet vis tiek įdomu. Tavo labai graži. Tai žinok, tai jo, gal kažkam bus, žinai, aktualu ir kaip mato atrodo, kad čia nieko nepakeista, žinai, maža nosytė yra. Ir jis būtent specializuojasi tokiose operacijose, nes jis daro be tų, ne iš išorės, o iš vidaus. Ir pas jį, man atrodo, jis net gal yra užsidėjęs tą trademarką, kad yra scarless nose job. Geras. Ir kad nėra randų palikta. Koks jo vardas? Dr. Kanaudia.
Okay. Kanaudžija gal ne, bet O tu Kanaudžija žinai, jisai kokios bus. kainos maždaug pasiėmė? Jo, žinau, konsultacija prasideda nuo 1000, o pati operacija 15 000, bet pas jį, žinok, čia dar nedaug. Khloe Kardashian, ir Charlie D'Amelio sesės abidvi, ten galima jo profilį nueiti, tai jis tikrai yra superinis ir kas man patinka, kad jis kiekvieną daro labai individualiai. Čia svarbiausia. Čia yra svarbiausia. Man baisiausia tai, kai tie turi braižą ir Lietuvoje. Ir užriečia nosis. Jo, tokias pas visas vienodos nosis. Tai, ir va čia, man atrodo, gali būti daugiausia klaidų, kad jeigu tu darai ne pagal savo veido proporcijas gražią, nes, pavyzdžiui, mano nosis yra sulūžusi. Aš, kai buvau maža, aš atitrenkiau bankę, žodžiu, labai stipriai į stiklą, bėgdama labai ir kai palenkiu savo nosį, matosi, kad yra, žodžiu, kreivas. Tai aš esu idealus kandidatas šitai operacijai, bet, pavyzdžiui, man pasikeisti nosį yra kaip, nežinau, antakius pasikeisti. Man atrodo, čia būtų man tokia identiteto krizė. Žinai, ta prasme, jo, ir mano mama tai iš viso visada man sako, darykis, ką nori, bet kai jau bent turėsi vieną vaiką. Žinai, kad jau vieną susilaukia, jau jeigu kažkas bus blogai, kodėl nežinau, čia... mano mamai taip yra, sako, palauk dar vaikų, gal kažkas keičiasi kūne, gal dar kažkas, aš nežinau, bet sako, palauk, dar nereikia. Bet čia yra vienas iš dalykų, kur aš irgi matau ir tikrai, ir pas Anne Hathaway. Man jinai atrodo daug gražiau su nauja nosim, žinai, kodėl? Taip, todėl, kad... Dėl to, kad čia pas ją labai platu buvo. Taip. Ir dabar ta nosis jos tokios elegancijos, žinai, prideda. Taip. Jinai tokia elegancija, jinai nėra kažkokia maža, jinai nėra kažkokia ten, žinai, ideali, ta prasme, iš to, kas buvo, aišku, tikrai nebuvo tikriausiai sunku padaryti, žinai, gražiai, bet jos nosis atrodo kaip jos nosis. Taip. Nėra taip, kad čia, žinai, tai padarė kažkokį... Tai va, tai eiti pas tavo klasikos pagražėjo. Jinai iš jos padarė geriau, žinai, o ne dėl to, kad, žinai, kaip būna kartais mažina nosį, bet žmogus atrodo negražiau nei prieš, žinai, ta prasme, keistai atrodo. Tai čia mes nesam, ne tai, kad reklamuojam nosies darbus, nereklamuojam, bet gražu. Yra profesionalai, jeigu kažkam tai yra, aš žinau, kad tai yra, kaip tu sakai, yra ir patyčios ir kažkam yra tikrai labai svarbu. Tiesiog žinoti, kad taip yra, bet kitas yra, apskritai veidas yra labai pakilęs. Taip. Matai, ta prasme, kad ne nuo tų žandų yra toksai kažkoks žvalumas ir pas Anne Hathaway yra lygiai toks pats dalykas. Ir čia gali būti daug, žinok, čia pirmiausia tai odos kokybė labai stipriai pagerėjus. Lazeriai, taip. Lazeriai. Kitas dalykas, žinai... Bet šiaip tu sakai, kad tu daraisi Morpheus, tai ką tiksliai jisai daro? Morpheus dirba su tightening, tai žodžiu stangrina odą ir kadangi eina adatos su karščiu ten kažkaip taip. Jo, tai labai reikia atsargiai, nes kartais gali būti, kad, žinai, jeigu parametrai per aukšti, gali ištirpdinti riebalą, dėl to gaunasi sukritęs tas. Bet čia nereikia bijoti, žinai. Ta prasme, aišku, įvertina stangrumą ir pačią tekstūrą, žinai, odos. Bet šiaip kalba, kad jinai yra pasidariusi faceliftą. Jo, tai čia, man atrodo, yra Anne Hathaway. Bet aš to pasakysiu iš savo patirties. Daug žmonių galvoja, kad aš esu pasidarius veidų kažkokią operaciją. Aš su metais, pavyzdžiui, kai pažiūriu savo nuotraukas 5 net metų periode, aš taip keičiuosi, mano veidas tiesiog kaulėja. Ir pas ją, matai, ir smakras pasidarė toks kaip biški deimanto formos veidas, žinai, ir tai yra labai gražu, nes jisai toks sculpting, jis labai gerai atrodo nuotraukose, žinai, kameroje ir visa kita. Tai tiesiog gali dar būti tai, kad, žinai, svorio numetė, nuėjo tas patinimas, visas, žinai, nes lifestyle'as pasikeitė, viskas kartu ir plus, žinai, gal tiesiog jai kontūrinasi veidą, žinai, sculptingas darosi su metais. Tai gali būti ir šitas dalykas. Gali būti. Pas mane kaulėja veidas, pas mane viskas labai, žinai, darosi labai toksai šiaip toksai, netimoku pasakyti. Žinai, aš iš tikrųjų klausiau žmonių, kurie ir Beverly Hills'e dirba, toks Dr. Charlie Lee, žodžiu, nuėjo į tokį podcastą labai gerą, irgi priseksim, parodysiu. Ir kalbėjo tiesiog, kas yra dabar populiaru, ką žmonės daro, tai kaip tu ir sakei, veido pakelimas yra. Ir anksčiau, žinai, būdavo tas veido pakelimas, ko aš net nežinojau, kol nepradėjau žiūrėti, žinai, ką čia jos pasidarė, kad būdavo išima tos odos, tiesiog taip sukelia viską vienu, žinai, lieka ten randai kažkur prie ausų, o dabar yra tie, kaip jie vadinasi, endoscopic pony lift, kur, žodžiu, tau ten čia virš plaukų linijoje. Šitą tai aš pati žiauriai norėčiau pasidaryti. Ir aš netgi ieškau kur, nes... Tai Dr. Kao? Jo, nes esmė tame, kad aš galėčiau pjaut vokus, nes jau mane pradeda erzint, bet gal, žinai, visai fainai
jinai būtų kilstelt. Taip. Tai va, tai kam pjaut vokus, jeigu, žinai, gali dar atverti tos akies. Aš klausiau, vat, būtent tame epizode apie tai kalbėjo, kad dvi populiariausios procedūros, tai yra vokų operacija, dabar ten ta blef vadinasi, ir tas ponytail lift, ar ne vadinasi? Taip. Tai žodžiu, jos daro vienu metu abu. Nėra taip, kad tau iškelia ten ir vokus sutvarko, nes vokų dabar, kaip ten kalbėjo apie tas blef operacijas, kad gali daryti viršų, kur, pavyzdžiui, jeigu lieka ekstra odos ten kažkokia, jie gali nuimti, kažkam būna apačioj, žinai, kažkas, bet dažniausiai daro kartu, bet vat, žmonėm, kas nežino apie tą ponytail liftą, kur aš irgi nežinojau, tai buvo labai man įdomu, kad viskas vyksta labai greitai. Tau čia padaro kažkokius tai įpjovimus ir va ten iš vidaus tavo audinius sukelia. Ten juos judina. Jo, čia labai svarbu, kad jo ne tik oda keltų, bet ir raumenį, ten kažkaip su tais raumenim. Taip, ir yra skirtingi, nes yra, kur, pavyzdžiui, pas kažką padaro tik tais tą į viršų, kažkam jau kelia nuo vidurio, kažkam daro tą tokį pilną, kur jau ten ir kaklas ir panašiai, tai ten jau judina ir audinius, ir raumenis ir taip toliau. Bet tas ponytail lift, kaip supratau, yra mažiausiai, jis yra invazinis, bet mažiausiai kažkokios ten rizikos ir ten net jaunos merginos 30 darosi. Sako, taip. Bella Hadid yra pasidarius ir panašiai. Tai... Apie Bella Hadid eina kalba, kad jinai iš tikrųjų darėsi brow lift. Aha. Tai čia truputėlį kitas variantas ir čia, žinok, buvo toks trendas, aš prisimenu 20 metais buvo žiaurus trendas, tas brow lift ir ten žodžiu... Katies ta tokia forma, jo, truputį tas akis. Taip. Irgi žiūrėjau tą variantą, žinai, ir žinau, kas jai darė. Mano pažįstama viena pasidarėsi, tai žinok, už tą brow lift jinai sumokėjo 40 000. Aš net nebejoju, kažkur ten kažkoks geras gydytojas, bet vardo nežinau, taip. Reikėtų ten paklausinėti, bet jo, buvo tas trendas ir dabar kaip tik žiūrėjau tokį gerą podcastą, nesenai apie, žinai, populiarias ten lazerio procedūras, viena specialistė kalbėjo, žinai, šalai. Tai, nes visą laiką, žinai, ieškau, kas naujo, kas gero. Taip. Tai tas trendas jau eina, žinai, iš šoną, nes tai vat ir grįžtant prie to natūralumo, žinai, kad tiek visko daug vyksta, žinai, jeigu tu kas 2-3 metus kažkokias, tai, žinai, tokias drastiškas procedūras darysi, nu, pavyzdžiui, eyebrow lift, tai pakeičia visiškai tavo žvilgsnį. Tai, žinai, man yra gražu, kai aš susikeliu aukštai į kasą ir, ta prasme, pasikelia tos akis. Taip. Žinai, gražu, bet, žinai, chirurgijos metu nėra garantijos, kad gausi lygiai taip pat, tikriausiai gausi, žinai, labiau pakilę, tada pasikeičia visas tavo, nu, veidas, žinai, vos ten, nes akis, pavyzdžiui, tai man akis yra labai svarbu, žinai, dėl to aš taip ir galvoju, koks bus mano sprendimas kelių metų bėgėje, ar tai bus ponytail lift, ar tai bus vokai, aš dar nežinau, ar viskas kartu, žiūrėsim, nu, žinai, matai, laukiam, kol pajudės medicina į priekį. Bet tai, sakau, jeigu tu paklausysi ir žmonės paklausys, tai sako, tie vokai, tai bus viršus apačia, žinai, priklausomai, viskas labai individualiai, va kaip tu sakai, tie yra veido pakelimas, gali būti įvairus. Sako jai, kad galvoja, kad irgi ponytail lift ir labai daug kas spėja, kad Dr. Kao. Čia pas mus jo. Ir va galėsi papasakoti, nes žinau, kad domėjasi ir žodžiu, ir ką. Ir kaip tu sakai, kombinacija yra įvairiausių dalykų, nes gali būti ir lazeris, gali būti dedami ir pavyzdžiui, čia kur tie čin, tai žodžiu... Filerį leidžia. Nu, ir filerį leidžia ir kitiems. Man tai, žinai, buvo jokingiausias momentas, kai prasidėjo tas jawline, žiūri jawline era. Tarp kitko Kardashianų įtaka čia buvo. Žinai, tas visas toksai kampuotas veidas. Taip. Tai man buvo toks juokas, aš taip galvoju, nu va, sulaukiau ir aš laimės valandos, žinai, visą gyvenimą pergyvenau dėl savo žandikaulio. Tai man irgi, ir brunetės, ir žemos, jo, ir ta prasme, ir dabar visos pradėjo tos makrus leisis, galvoju, kad tai bus, tai būčiau niekada, žinok, nenuspėjus. Nu, matai, kas juos, man atrodo, leidžia labai individualiai, todėl, kad man yra sakę, kadangi aš ėjau tvarkytis tą savo kramtomąjį raumenį, kaip tiesiog pasižiūrėjau, sakau, nu ką man rekomenduotum? Nu įdomu paklausti visada. Ir man sakė, kad vienas dalykas, kurį padarytų, tai gal šiek tiek įdėtų to filerio, bet aš jo tai bijau, nes dabar matyti, būna tie visi tokie peršvietimai veido. Ir rodo, kad tas fileris senas gali užsilikti ir užsilieka. Anksčiau sakydavo, metai 2, o pas kitus žiūrėk ir 10 metų ten jisai lieka. Ir iš tikrųjų, vat, nu,
pas jas tikrai tai bus, nes vienas iš populiariausių dar plastikos chirurgų, mes kalbėjom Dr. Diamond, tu man net minėjai, kad jį gal galėsi papasakoti. Tai vat vienas dalykas, kurį jis uždėjo savo trademarką, yra, man atrodo, ten vadinasi Dr. Diamond facial rebalancing ar kažkas tokio. Jisai nerealus ant to dalyko. Tai vat, kad tu ateini, jis pasižiūri į tavo veidą ir sako, tau reikėtų čia ir čia, ir nekuria kažkokios iliuzijos, nes anksčiau būdavo taip, padaryk man lūpas, arba pavyzdžiui, išleisk man tą kramtomąjį raumenį, ar čia kažką padaryk. Dabar jau žmonės nebesusigalvoja. Ir čia tas yra teisingai, nes, žinok, aš su Diamond susipažinau ir mane supažindino bičiulė 2016 metais. Jisai dar iš vis nebuvo išsisukęs taip nei su Kardashian. Jis tik pradėjo savo marketingą, nes jisai tikrai yra vienas geriausių Amerikoje plastikos chirurgų. Mačiau, kad labai eina tikrai visos žvaigždės influenceriai. Bet tikrai tuo metu nieko panašaus, ten viena kita, žinai, gal ten ateidavo. Tai žodžiu, aš susipažinau su juo ir mano pirma konsultacija buvo, aš iš tikrųjų norėjau pas jį pasikonsultuoti, nes vis dar svarsčiau, žinai, darytis žandikaulio operaciją, nu, bet ten būtų labai, panašiai būtų, kaip Baumila darėsi, ten 2 metai periodą, žodžiu, su briketais, ten ilgos dainos, nes mano šita vidurinė dalis žymiai lėčiau vystėsi negu apatinė. Ir tiesiog, kad, žinai, kad padaryti viską proporciškai, reikėtų viską atgražinti į pradinę padėtį, žinai, išreikšti vėl dar stipriau žandikaulį, žodžiu, labai komplikuota operacija. Labai sudėtinga ir baisi operacija. Tai, žodžiu, o tas skirtumas būtų toks minimalus. Nu, žodžiu, ir aš nuvažiavau pas jį, žinai, nes jau, kaip sakant, pradėjau skraidyti į LA ir, žinai, aš jo paklausiau, nes šitą operaciją būtų kainavus su juo tikriausiai, aš nežinau, nu, bijau pameluoti, bet taip įsivaizduoju kokie, nu nežinau, 80, gal 90 tūkstančių. Taip. Kažkas tokio. Ir, žodžiu, aš jo paklausiau, sakau, vat, aš turiu šitą, žinai, kaip sakyti, tą idėją, žinai, ir jisai sako, jokiais būdais. Ne. Sako, jokiais būdais ne. Sako, žinai kas, sako, tu neatrodysi geriau. Sako, galima sužaisti su fileriai, sako, tikrai labai nuostabiai ir sako, dabar, sako, tu visas, ir toks, žinai, kaip dabar žiūri tą visą trendą, toks jausmas, kad jisai žinojo, kad čia tipo ateis tas trendas. Žinai, kad jis vienas bus iš tų, kuris nustatys. Ir jisai turi viena iš jo geriausių procedūrų, ką jisai daro su fileriai, žinai, apart to, kad operuoja, yra tas veido kontūravimas. Jisai nerealus yra tame. Kiek kainuoja jisai? Tai aš esu pasileidus kruostus ir esu leidus paakius. Taip. Tai tuo metu, žodžiu, taip. Tuo metu buvo 3000 skruostai ir 3000 paakiai. Bet čia pas jį yra taip, kad per tą kiek leidžia, ar tiesiog pas jį čia minimumai tokie? Negaliu dabar pasakyti, nes ten viskas labai keičiasi, žinai, keitėsi. Nu, bet čia yra... 10 tūkstančių viskas. Jo, ta prasme, žodžiu, 6000, žinai, būtų, man, aišku, aš ten turėjau truputį kitokias sąlygas, aš ten gavau, žinai, geresnės kainas, nes mes truputį, žinai, bendradarbiavom, aš jam leidau naudoti nuotraukas, nu, ten, žodžiu, ir aš atėjau kitais keliais, tai man labai pasisekė, bet aš šito blato jau nebeturiu. Žodžiu, ir vienu žodžiu, kai aš gavau sąskaitą, žinai, kai man reikėjo apmokėti, tai buvo labai juokinga, nes, žinai, grįžau namo, vyras sako, tai ką tu čia pasidarai? Negalėjo pasakyti, gražiai atrodai, bet nežinai, kas. Jisai nežiūri mane ir nesupranta, kas, žinai, padaryta. Tai, tai jisai dirba šitų principų, jisai iš tikrųjų nerealus yra, žinai, kas liečia estetiką. Ir man antiek padarė įspūdį, kad jisai yra toksai, žinai, ne pinigų darimo mašina, kad jisai man iš tikrųjų pasakė, tu sako, neatrodysi geriau, tai neverta šitų pinigų, šito skausmo, šito viso kelio, nesidaryk. Bet dabar visi ieško tokių, žinok, specialistų. Čia yra labai svarbu, aš žinau net, kad merginos labai dažnai ateina ir sako, vat ką tu man rekomenduotum, arba, pavyzdžiui, pasako kokią nors visišką nesąmonę, aš norėčiau čia kažką susileisti. Ir vat kokia nuomonė yra, ar jis pasakys tau nuoširdžiai, ką jis rekomenduoja ar ne? Geras gydytojas tikrai pasakys. Taip. Ir šiaip, vat, žinai, kaip mes susipažinom, aš niekada nepamiršiu, jisai, žinai, ką man pasakė, ir aš apie tai visą laiką galvojau, kad jisai man sakė, neringa, PRP. Sakau, nuo kada jūs, sakau, nuo kelių metų galima. Sako, nors ir nuo 17-18. Tai yra tokia procedūra, žinai, ir aš galvoju, kad moteris dažnai leidžiasi, tik tai, žinai, ne dėl to, kad dar tipo parodyt, kad jos turi pinigų,
Čia aš žiūriu, pavyzdžiui, tuos perdėtus filerius, kaip į tas moteris, kurios neturi pakankamai lėšų darytis tai, kas yra, žinai, iš tikrųjų reikalinga. PRP, microneedling, kažkokia tai ten kombinuotos lazerių, nes tai yra brangu. Tai yra geriau susileist, žinai, tam kartui, pabūt 6 mėnesius tipo be raukšlių, bet kad tu ten, žinai, griūni, iš tikrųjų, ten viskas, žinai, baisėja. Tai... Bet žinai, dabar žmonės, vat, kaip tu sakai, jie jau pradeda mokytis, kad jiem nereikia ir tų filerių, ir nereikia galbūt to botokso tiek daug, o tiesiog vat, ateis laikas ir jie pradės vat, 40 metų darytis tuos veido pakelimus. Ir čia yra 2 dalykai, kuriuos, vat, kai aš klausiau visų tų podcastų, visi sakė, vokai, veido pakelimas ir žmonės, jie ten dėsis, žinai, ir jis dasidės kažkiek tų injekcijų ir visas tas kitas procedūras darys, bet 2025 metai yra veido pakelimas ir vokai. Ta prasme, čia 2 populiariausios procedūros. Jo, čia tikrai yra populiariausios ir, žinai, bet čia šitoje vietoje yra šioje vietoje keli momentai, kad tiesiog kartais moteris perlaukia, žinai. Taip. Ir jos įsivaizduoja, kad tempsiu, tempt nereikia. Tarsi, kai jau pradeda drip, 40 metų čia jau nes tada, supranti, toks gaunasi, kad jau kai ten pas tave viskas nukritę, tu eini išsipjaut ir tada, žinai, atsikeli naujas žmogus. Taip. Tai būna toks iš tikrųjų ir visuomeniai, nu tu tada vos neturi save iš naujo pristatyti, žinai. Taip. Tas toksai iš karto matosi, kad tu pasidarai. Ir čia, žinai, šitoje vietoje labai dažnai būna, kad tipo, kaip jos tokios jaunos ir tipo, žinai, operuojasi. Taip. Tai geriau jau, žinai, tada, kada yra jau pakankamai, kai chirurgas įvertina, žinai, ten, pavyzdžiui, vokai, ne? Nu, nesvarbu, kad tau yra ten 28, bet jeigu jie yra užkritę, tai ko laukti? Taip, viskas yra individualiai, tu turi ir viena tokia plastikos chirurgija Beverly Hills sakė, kad žmogus pats pajaučia. Sako, ir kai tu jauti, kad tavo veidas drimba, tu pirmas žmogus, kuris pajaus ir tavo draugas dar viso sakys, tau dar nereikia ir tu nueini pas tą savo chirurgą ir jis tau sako, nu žinai, tu toks ant klaustuko, sako, bet aš pradedu operuoti, sako, ir aš iš vidaus matau, kad ten tikrai jau reikėjo daryti šitą dalyką. Jo. Tai žmonės iš tikrųjų pajaučia ir čia nėra, kad tu gali žiūrėti, kada tavo draugės daro kažką. Jeigu tau yra svarbu, bet vienas dalykas, kurį aš pasakysiu, man labai patinka, kad žmonės dabar, vat kalbant tiesiog apie tą senėjimą, anksčiau visos labai norėdavo būti jaunos amžinai. Vat, pavyzdžiui, pažiūrėkime Madoną ir kaip jinai dabar atrodo. Nu, man tragedija. Taip. Man patinka, kai moteris, vat, Penelope Cruz, Salma Hayek ir panašiai, jos tikrai kažką darosi, bet viskas yra skoninga. Jos atrodo savo metų, tiesiog atrodo žvaliai, atrodo prabangiai ir ta prasme, nu, jos nesistengia būti amžinai 20 metų. Tai bet dar keli dalykai, kuriuos labai norėjau pasakyti, va, tu paminėjai tos PRP. Tavo draugės ar, pavyzdžiui, pati, kokios yra populiariausios va, tos tokios galbūt neinvazinės procedūros? Tai šiai dienai, žinai, viskas, kas vyksta Los Andžele, tai pasakysiu, number 1, šiai dienai tai yra PRP, microneedling, labai stipriai į rinką veržėsi eksosomos ir pati jau esu išbandžiu, žinai, su microneedling, ten galima skirtingai darytis stem cellsai, viskas, kas yra, žinai, kuo iš natūralesnių šaltinių. Apie eksosomos ten yra visokių nuomonių, mes ten nesigilinsim, čia reikėtų, žinai, specialisto, profesionalo, jo, bet microneedling, PRP, su lazeriais aš asmeniškai esu labai atsargi, nes turiu ploną odą. Morpheus, viena iš labiausiai trendinančių, žinai. Tai va čia tiesiog žmonėms pasakyti, tie visi PRP, Morpheus ir panašiai, kad jie tiesiog tu stimuliuoji savo veido tą kolageną, ar ne? Taip, ir šiaip pat galiu pasakyti, Dr. Diamond turi savo tą signature, žinai, procedūrą, vadinasi Instafacial. Žiūrėjau, norėčiau pasakyti. Labai įdomu. Kainuoja daug, bet aš esu bandžius pas jį irgi dar, žinai, anksčiau tą panašų kaip Instafacial, truputį kitoks, mažiau ten aš dariau, bet aš dariau ten lazerį ir berods PRP kartu, bet jisai daro, žodžiu, jo Instafacial yra PRP, tada lengvas lazeris, žodžiu, paima kraują, išcentrifuguoja, žodžiu, paima tą plazmą. Vėlgi, pavyzdžiui, kai darosi panos PRP, jo, irgi reikia žinoti, žinai, nes labai skirtingai būna, kiek tos plazmos naudoja, nes ta paviršinė yra kažkaip, man atrodo, pati geriausia.
geriausia. Tai vėlgi, žinai, čia reikia žinoti ir efektas irgi PRP gali būti labai skirtingas. Ir tada, žodžiu, padaro lengvą Clear Brilliant lazerį ir jisai, tarp kitko, yra, žinok, labai šustras ant lazerių, todėl, kad jisai viską daro su manual parametrais. Kai dažniausiai yra, žinai, automatinį, jo, ir jisai yra būtent žymus tuo, kad jis antiek sugeba įvertinti rizikas, tavo, žinai, ant tavęs, kad jisai jisai eina ant rizikos ribų ir išgauna geriausią rezultatą. Tai va, moterim, kurios iš tikrųjų dirba šitoj srityje, aš mačiau, kad yra labai daug podcast'o epizodų, kuriais kalba. Tai va, būtinai pasižiūrėti, paklausyti, ką šneka. Kardashianai, visos Kardashians daro tą Instafacial ir jų draugės ir ten netgi pas jį website yra, žinai, video, kuris ten viską rodo, žinai, kaip daro. Tai, žodžiu, tas lazeris ir, žinai, ką paskui, tai padaro lazerį lengvą ir tada deda plazmą tavo ir su voleliu mezoterapiniu įvedinėja tą plazmą, žinai. Tai gaunasi toksai ta triple procedūra. Aš dabar bijau tau pasakyti, bet žinau, kokie, man atrodo, minimum 3000 kainuoja šitas dalykas. Tai va, bet tikrai, žinai, jo tie facialai, kontūras, facialai ir net operacijos. Draugė pas mano viena ten senai darius pas jį nosiai. Jis tikrai yra geras specialistas. Tikrai. Period, žinai. Beverly Hills apskritai yra. Tikrai visos žvaigždės gali ten, žinai, kažkur skristi, bet kiek aš girdėjau, visi darosi į Beverly Hills, ne tos pačius ponytail liftus, kur va, tas Dr. Kao yra. Tai aš skaičiau, kad pas jį tas ponytail liftas kainuoja, man atrodo, gal 50 000, o kažkas sakė, tas pilnas jau 200 000. Ne 50. Jo, man atrodo, kad, žinok, gal netgi pusinis tas kažkoks 109. Nes aš mačiau, kad pilnas nuo 200 000. Taip, jo, bet 205. Jo, 205. Jo, tai va, tai čia yra kosmosas ir nežinau, ar tu matėjai, buvo tas, žinai, visas Viktorijos Bonios tas nemačiau, jinai mane užblokavus yra, tai. Rimtai? Aš susipykau, kai jinai ten savo tos rankinukus karpė ir ten visus užsiunčiau. Aš nežinau, čia yra mano personal nuomonė, man tai jinai yra skemas visiškas, ta prasme, moteris, kuri, žinai, ten. Taip, aš patarimų grožio nenoriu. Jo, ne, čia geriausias bairis, kai jinai ten, žinai, dar tais laikais ten tos savo masažus veido, žinai, ten reklamavo, o, žinai, viską ten švirkščias ir paskui jinai, man atrodo, ir ten gerai ant to Zempiko buvo sėdus, nes staiga sukūdo, žinai, nu, ta prasme, man tai juokasi, žinai, aš jau geriau, aš jaučiu tokį respektą iš panų, kurios pasako, jo, žinai, ta prasme, okei, aš suprantu, tu esi viešas žmogus, bet ten trin tokias lazankės vaidin, kad tu ten sportu kilnojinai, ten, žinai, tipo, įtupstus daro, nu, galvoju, tu jau geriau nieko nekalbėk ir nieko nerodyk, gyvenk savo tą gyvenimą ir, žinai, ir tiek. Tai va, tai žodžiu, tai jinai darėsi pas Kao ir kiek aš mačiau, tik tokia buvo tie video. Jo, ir ten žiauriausias bairis, nu, nebūtų Viktorija Bonė, jinai buvo ten lygtai susikūrus kažkokį tai Telegramo kanalą, jinai labai ilgai slėpė rezultatą. Ir žinok, tikrai, mes visos su panom, tipo, tu matei. Ir aš turiu draugių, kurio, žinai, tikrai gali sau leisti ir užsirašė ten konsultacijai pas jį, tai, pavyzdžiui, jisai visai, žinok, yra kitoks negu Diamondas. Aš asmeniškai nedaryčiau pasišnai, kodėl, todėl, kad jis turi savo braižą. Jis daro, man jo visos moteris kaip mongolės atrodo. Žinai, jis deda tos implantus. Jis pats taip atrodo, aš mačiau, kaip jis atrodo. Jis labai Asian, žinai, ir jam matyt žiauriai patinka tas ir jisai, žinai, iš visų daro tokias biški, žinai, kates. Tai man nepatinka tas. Reikia ieškoti žmogaus, kuris pagal tave. Jo, bet jeigu tu esi tokios Asian išvaizdos, žinai, biški, ir va, tu pas jį nueini, tai gali labai gražiai padaryti, nes tada, žinai, tu tokia, va, tau gal tinka jo braižas, žinai, bet jeigu, nu, tarkim, aš esu lietuvė ir aš iš vis esu nemongoliškos ir ten ne jokios Asian išvaizdos. Reikia gal pas kelis specialistus nueiti ir pasižiūrėti, žinai, kur tau geriausiai tiktų. Bet kainos tai... Kainos tai yra kosmosas, bet, žodžiu, jinai, žinai, ką padarė? Vienu žodžiu, kiek girdėjau, tai jinai buvo susikūrus Telegramo kanalą, ilgai nerodė ir parodė tik tai tiem, kas susimokėjo. Tai žodžiu, atsipirko jai, žodžiu, plastinė operacija. Kažkaip mes ten buvom, žinok, su panom paskaičiavę, ten su tais rubliais kažkaip ten, tai, žinok, jinai ten susirinko pliuso nemažai. Vos ne apie 400 000. Tai apsimoka tada ir darytis. Bet čia vėl, nežinau, čia toksai plėtkas iš tikrųjų, čia spilling tea, bet nežinau, ar 100% correct viskas. Bet jo, su ja tai ten taip. Ir, žinai, bet jinai ten, žinok, tokia yra
Prisileido, paskui dar papildomai po tos operacijos, ten jau iš tikrųjų yra sunku jau vertinti tą darbą, bet žinai, bet jisai yra tikrai vienas iš pagarsėjusių, geriausių ir žinai, aš galvoju, kad dažnai koks momentas su juo yra, kad pa žmonės čianais yra dar toks dalykas, kad jeigu kainuoja brangiai, tai bus gerai. Nu ne visada, žinai, čia tiesiog yra labai didelis marketingas. Taip, visiškai pritariu, bet šiaip, vat, kalbant apie tai, ką pati norėtum darytis, nu, vat, mes šiek tiek pakalbėjom, kas yra populiaru dabar. Tu geriau, gerai, tu gali klausti, bet man tai įdomiausia kalbėti apie tai, ką tu pasidarius esi. Nes aš į tave žiūriu, tai tu iš vis tokia žiauriai natural ir čia, žinok, yra fainai, kad tu netrodai, žinai, kad vat, pasidarius, žinai, kažką. Aš žinau, kad, ta prasme, tikriausiai aš labiau esu tempiu į tą pusę, kur atrodo, kad, žinai, yra prilietus ranka, bet tu tokia, žinai, vis tiek esi labiau natural. Taip, tai nereiškia, kad aš esu labai prieš nusistačiusi, aš tiesiog savo laiku, kada ateis, galbūt, žinai, man bus įdomu, tai kelios procedūros, kurios man yra įdomios, tai, žinoma, botulino injekcijos, kol kas niekur nesudariusis apart čia, bet šiaip, žinoma, ateis kažkada laikas, esu klausiusi vat, savo tos merginos, tai jinai man sakė, kadangi mano veido tiesiog taip veidas yra mano sudėtas, kad į raumenis čia mažiau juda veido pačia, tai gali būti, kad reikės va, tą nefertiti, žodžiu, daryti lift. Tai tokia irgi buvo labai įdomiai paaiškino, va čia, kur yra visi, žodžiu, tavo tempimas, čia suleidžia ir tada išryškėja tavo, žodžiu, žandikaulis, pasikelia tavo veidas. Tai čia tokios minimalios, žinai, čia žmonės darosi tas botulino injekcijas, tai va čia gal kitas dalykas, kurį norėčiau išbandyti, lūpos jau sakiau, kad esu pastarusi, o daugiau, tai žinok, aš labai tikiu visais tais veido valinimais, drekinimais, PRP, vienas dalykas, apie kurį vis dažniau dabar girdžiu, tai yra skulptra, tai nežinau, ar esi girdėjusi, bet tai ne fileris, o žodžiu įleidžia tokią bioaktyvę medžiagą, kuri irgi ten yra ant klaustuko, vieniem labai gerai, kitiem gali pasidaryti tokios granulės. Žinok, yra geresnis, bet yra Taip. dabar dar geresnis, vadinasi Renuva. Esu girdėjusi Taip, irgi. Apie Renuva aš, žinok, svarsčiau, tik tai man labai Bet brangiai kainuotų. Bet kokiu principu jisai veikia? Ten fileris ar irgi tokia kažkokia medžiaga, kur kolagenas gaminasi? Jo, tai šitas, kur tu sakei, tai tenais kalogenas, skatina kolageno gamybą. Būtent. Ir tu jo nekontroliuoji ir net neišleisi, dėl to ten yra labai daug rizikos. Renuva, vienu žodžiu, ten yra medžiaga, kuris skatina tavo riebalinių ląstelių ataugimą kažkaip. Ir čia yra labai svarbu, nes vienas dalykas, kad anksčiau bandydavo išsiimti tuos riebalus, o dabar vis daugiau žmonių saugo riebalus ir daro labai svarbu. Vietoj to, kad išimtų, ten būdavo tas buccal fat removal ir taip toliau. Nesąmonių. Čia ir paskui vaikšto tai sukritusi į žandai. Būtent. Ir dabar priedo galbūt ir Ozempikas dasidėjo, kad žmonės, žinai, vis išsileidžia kaip balionai ir reikia jiem galvoti, iš kur paimti to riebalo. Tas yra labai svarbu ir man atrodo, čia vienas iš dalykų, kuris jaunina žmonės, tai tiesiog turėti šiek tiek kažkokio riebalo savo veidą. Jo, tai mano teta, žinok, yra skulptūra išbandžius. Jo, tai jie labai pasiteisino, jie labai patenkinta. Aš labai noriu kaklą susitvarkyti, nes pas mane jau atsiranda tokia loose skin, žinai. Tai man labai rekomendavo tai morfijų kombinuoti su Renuva. Taip. Tai, žinai, atgamintų to riebalo, žinai, tai vis bandau, žinai, morališkai prisiruošti. O kiek kainuoja? Vat papasakok, morfijus. 1900 man kainuotų, nes man reikia 3 švirkštų. O skulptūrą žiūrėjau, kad vienas švirkštas ten 6,50 kainuoja ir jeigu tau ten, tarkim, 3 reikia, nu tai pati supranti, kai kam būna jau ten jau vyresnis, tai gal ir 10. Bet sakau, yra labai daug rizikos, reikia žinoti, paskaiti, reikia, kad tavo veidą įvertintų, pasakytų, nes, kaip, pavyzdžiui, vien jau dėl tarkim, krantomasis raumuo atrodo labai paprastas dalykas, bet, pavyzdžiui, jeigu tavo veido forma netinka šitam dalykui, nes pasirodo ne tik tie, kas griežia dantimis ar turi problemų su šitu stipriu raumeniu, darosi, nes su labai padaro lieknesnį veidą tiesiog. Ir esmė yra tokia, kad jeigu tu per daug atleidai šitą raumenį, tau čia gali pasidaryti tie tokie gumuliukai, kas yra irgi senėjimo ženklas. Nu, paleidžia, žinai, tavo veido apačią. Tai tavo specialistas turi žinoti šitus dalykus, turi suprasti tavo veido fizionomiją, ar kaip vadinasi. Ir tiesiog pasakyti, ką reikia. Bet jo, skulptūra, PRP, egzosomos, namuose medical grade, žinai, skincare naudoti. Tai aš tikiu šitais dalykais, bet aišku, ateis laikas. Ir aš tai kol kas dabar dar, kol galiu, nereikia man taip dažnai. Tai aš grįžtu į Lietuvą. Ir tada, nueinu pas specialistus ir pasiklausiu, ką reikia ir, žinok, nerekomenduoja daryti anksčiau laiko. Tai.
Aš manau, kad PRP tu gali daryti... PRP 100%, čia toksai ir, kaip... žinai, kas dar, ir Taip. dar kas yra, nu, must. Ir turiu ten, žinai, tokią vieną pažįstamą, kurią jau yra ten virš 50, tai jinai iš vis botokso yra neleidus, Taip. Bet jinai visą gyvenimą darosi kaip tėvė mūsų microneedling kiekvieną mėnesį. Tai jeigu aš turėčiau, žinai, tokį tikrai neribotą biudžetą Taip. visiems šitiem dalykam, pas mane būtų šitas microneedling kiekvieną mėnesį. Tai gerai, mes jau artėjom galą, bet iš tikrųjų vienas iš įdomiausių dalykų man, vat tu paklausai, ką aš esu pasidariusi, tai papasakok, vat jau šiek tiek užsiminiai, kad esi dariusi ir Morpheus, ir lūpas ir taip toliau. Nu, vat kokios yra operacijos, galbūt procedūros, kurias esi dariusi? Tai aš esu darius lipolizę ir esu darius kelis kartus. Lipolizė tai čia, kur riebalų Jo, kur riebalus Taip. ten naujoviškų būdų, žodžiu, nusiurbė. Tai esu šitą darius pilvo sričiai, nes visą gyvenimą, žinai, kovoju su to svoriu. Taip. Ten, Čia Amerikoje darysi ar Ne, Lietuvoje. Taip. Lietuvoje dariausi ir irgi buvau viena, žinok, iš pirmųjų. Čia taip Aš sakau, gaunasi, tu tai drąsuolė, čia yra viena drąsuolė, kita kritikė. Jo, bet tu žinai, tu papuoli jau tau iš tikrųjų yra daug geriau, nes tu jau žinai, tu turi laiko, tu palaukti. Palaukti ir Padarykit pasiteisino. čia, taip, Tai iš taip. tikrųjų lipoliza, žinai, kai kuriais atvejais yra labai gerai. Pavyzdžiui, ten man ant šonų, ant tų love handles vadinamų, tai Taip. žinok ir nelabai ataugo. Tai vat, Kai tu pasidarai, žodžiu, tau pasiteisino. Bet žinai, taip. kas mane pasiteisino, aš pradžioj dariausi tik tai šonus ir man tada visas riebalas ant pilvo priekio susistumė kažkaip Taip, ir bet jie pradėjo tau augt. neparekomendavo, Jo, nepasakė, kad rizika gali nu, tokia jo, būti. bet ten, žinai, buvo viskas taip dar šviežia, žinai, ta procedūra niekas nežinojo, kad čia taip gali būti. Taip. Ir žodžiu, ir man padarė, žinai, tik tai šonams ir lipolizės esmė yra, įsivaizduok, riebalų ląstelės yra kaip riebalų kambariukai, kaip tamsus kambariukai. Ir juos, įsivaizduok, sumažina. Ir tas riebalas neturi, nu jis tai ten nesikaupia. Tos riebalų ląstelės gali ataugti, naujos, Taip. bet tų senų nebėra. Tai vas taip pat. Išima, paima tą perteklių ir tu tiesiog va taip sukudėjai, ne? Ir kiek laiko čia užtrunka ta operacija? Jinai, žinok, nėra ilga, gal valandą, nebepamenu, žinai, bet ten vietinė neutra, ten netaiko šitos narkozės. Ir žodžiu, ir taip gavosi, kad pradėjo riebalas kauptis ant priekio. Ir mano, žodžiu, šeimos rate, žodžiu, buvo tokia situacija, kad reikėjo mano patarimų ir sakau, darykis viską. Nesakau, pamatysi, bus šitą situaciją, nepaklausė manęs ir gausi tas pats. Jo, tai aš rekomenduoju, jeigu yra liečiama kažkokia sritis, jeigu darosi, žinai, pilvą, tai aš visada sakau, darykitės ir šonus, ir pilvą. Net jeigu tada, kada atrodo tik tai šonai yra problema, jeigu čia yra kažkiek pertekliaus ir atrodo, nu jau čia tipo numesiu, tai žinai, nieko panašaus, tai jau tada geriau daryti viską. Tas pats ir su botoksu, žinai, kai ten būna, sako, man tai tik tai čia. Tai, ir žinai, po to nukrenta ant akį, jo, ir ten dar kažkas, arba tu atjungi viską, arba ne, žinai. Taip, tai, va, tai žodžiu, tai lipolizė, tai sakau, yra ten tų tokių momentų, bet šiaip tikrai, jeigu manęs paklausia, tai man iš tikrųjų yra pasiteisinus. Taip. Žinai, bent jau pilvo srityje. Žodžiu, čia niekam nesu iš tikrųjų, kaip sakyti, čia taip garsiai pasakius ir čia, žodžiu, ir nesu pripažinus to, bet taip, krūtinė yra pas mane daryta. Tai va, tai čia yra pirmas kartas po 10 metų. Labai tau tinka ir natūraliai atrodo. Jo, žinai, dabar šiai dienai, aišku, norėčiau mažesnės krūtinės, jeigu, žinai, nu, vis tiek ateis diena, kada reikės keisti tos implantus. Aš esu girdėjusi, kad dabar labai moteris žiūri ir tikrina. Ir svorio prideda. Su krūtinė didelė, ta prasme, yra taip sunku gyventi, iš tikrųjų, nes tu visada balansuoji ant vulgarumo ribos, žinai. Ir, matai, pas mane yra natūraliai didelė krūtinė. Nu, ne tai, kad didelė, bet mano visos draugės manęs klausė, ta prasme, aš turiu draugę, va, čia mano kaimynė ir mes va, prie baseino būnam ir aš sakau, bleba, sakau, čia kokie dideli, taip vulgariai atrodo. Sako, ai, aš tai galvau, kad tu čia pasidarėjai ir taip norėjai. Sakau, ne, ar tu juokauji, mamos ten ir šeima yra klaususi mano mamos. Tiesiog taip, ir žinok, ir man yra tas dalykas, kad aš turiu natūraliai ir man aš tą balansą taip suprantu, dėl to man ir keista, kodėl moteris dar šiais laikais didinasi krūtinę, nes man tikrai yra tas vulgarumo klausimas. Žinai, kas yra man, aš tau pasakysiu, net, žinai, gyvenus jau tiek laiko su, žinai, pakankamai didelė krūtinė, šiaip neplanavau, kad tokia didelė gautųsi, taip ten susiklostė.
žodžiu, nes aš esu aukšta, plati krūtinės lasta, aišku, galėjo būti tas dydis mažesnis, bet čia buvo toks sprendimas, labai greitai priėmiau tą sprendimą. Aš dėl krūtinės iš esmės kaip ir nesigailiu, gal dydį būčiau rinkusis daug mažesnį, jeigu būtų įmanoma, bet aš irgi buvau B dydžio krūtinė, tikrai labai gražiai, ideali buvo. Man gražu implantai, žinai, bet jie gali būti taip subtiliai padaryti ir kai jie yra padaryti subtiliai, tai yra labai gražu. Tai aš kaip ir man nėra tokios nuostabos, tipo kodėl. Bet aišku, turint, žinai, jau kažkiek krūtinės, jeigu nėra to, žinai, poreikio, priklauso kokį tu, žinai, kokį tu apsirengsi, net, pavyzdžiui, man galbūt gali būti natūraliai didelė krūtinė, aš prie baseino niekada netkreipčiau dėmesio, bet dar priklauso, kaip tu apsirengi, kaip išsikeli ir panašiai. Vienas momentas, kuris mane žiauriai nervina, tai kad storina. Krūtinė, tai storina. Jo, labai. Tai va, tai esu pasidarius krūtinę ir ką daugiau, žinok, daugiau chirurginių dalykų pas mane kaip ir, nėra, o injekcijos, tai aišku, baby botoksas pas mane atsirado daug anksčiau negu pas tave, bet aš šitą žiūriu, tą tikrai dar nereikia, žinai, bet va, matai, labai yra skirtingai. Taip, nes, sakau, čia labai skiriasi, nes tu galbūt net kreiptum dėmesio į tai, kad mano veido apačia labai daug juda ir tempėsi viskas į apačią. Tikrai. Tai aš tikriausiai į pykčio raukšlę, čia pirmą kartą esu leidus, kai man buvo kokie, žinok, 22. Vieną kartą suleido ir kokie... Aš negaliu patikėti, klausau metų ir tu buvai drąsuolė tiesiog. Jo, 22, bet matai, aš tuo metu deitinau chirurgą. Žinai, užsienietį vyrą. Ir jo kolegė, profesorė, kurios veidas, tu neįsivaizduoji, tobulas, jai buvo ten kem 5, gal, žinai, metai, bet jinai taip nerealiai atrodė ir sako, tavo odai, kadangi tu esi plonos odos, baby botoksas bus kaip prevencija. Tai žodžiu, tai jinai man suleido labai gražiai į pykčio raukšlę, į kaktą, mes gal pakartom 2 kartus ir kokiem 6 metam aš pamiršau šitą dalyką. Ir jau taip, žinai, pastoviau pradėjau leistis kažkur nuo 29 metų, nes jau atsirado ta, žinai. Man ir sakė, kažkas po 30 jau galvok. Ir žinai, tik tai, žinai, kas man šitoje vietoje nepatinka, kad moteris, kurios visiškai neturi jokio supratimo nei apie filerius, nei apie botoksą, viską į tą botokso, žinai, kategoriją sumeta. Prisileidus botokso, aš komentarus ten delsis straipsnis, mano buvo, tai botokso lūpas prisileido. Jo, visiškai nesupranta. Arba ten, žinai, tu ten tave suparaližuos, ten tokių nesąmonių, žinai, ir aš taip galvoju, jau, žinai, jau laikas, ir ta prasme, jau laikas iš tikrųjų buvo vakar ir užvakar, žinai. Tai iš tiesų, tai jeigu jos nėra piknaudžiamos ir geri specialistai tikrai gali padaryti nerealų rezultatą. Tai va, o fileriai, tai aišku, lūpos ir esu skruostus pas Daimondą leidusi ir esu paakius leidusi. Taip, bet čia prieš kažkiek laiko. Bet čia jau buvo problemų sprendimai, jo. Tai va, bet čia nėra tokios, žinai, kad kaip kalendorius ten, 6 mėnesiai ir į kartą, žinai. Tai tikrai ne, čia tokios procedūros tu pasidarai, žinai, ir tu pasikoreguoji, kaip jisai sako, face balancing pasidarai, žinai, ir pamiršti tikrai kuriam laikui. Tai va. Taip, tai labai įdomu iš tikrųjų ir šiaip sakau, aš tai tiesiog tik tokią savo žiūrinėjusi, skaitinėjusi, vat, kur kas, žinai, ką pakomentuoja, dabar labai daug kas į Koreją važiuoja ir tiesiog įdomu, vat, kas per naujienos. Turkija dar yra. Ir Turkija yra, taip, tai aš tiesiog seku, vat, žmonės, galiu pasidalinti ir priseksim. Man irgi įdomu. Taip, tai vat yra tokia mergina, Dr. Miranda, jinai yra seselė, labai graži, tarp kitko, ir pas ją viskas ten super atrodo ir jinai kalba apie tos dalykus, kurie man yra aktualūs, tai kramtomasis raumuo, tas nefertility liftas ir panašiai. Man, tarp kitko, ir aš, žinok, man leidžia dabar jau paskutinius 2 kartus leido į kramtomą raumenį, bet tik į vieną pusę, o žinai kodėl? Nes mes išsiaiškinom, kad aš gumą kramtau. Ir žinai, ir aš kramtau, dar aš susidedu 3 ir sportuoju tą. Ir pas mane pasidarė, žinai, vienu žodžiu, disproporcija, tai nekramtykit gumos. Nekramtykit gumos, taip, pavyzdžiui, man... Iš vis geriau nekramtykit. Kai aš vat, leidžiuosi, tai man irgi visada sako šitą dalyką. Bet man yra tiesiog dantų grėžimas, yra kiti dalykai, kuriuos aš galėsiu išbandyti, bet tiesiog tas yra labai greitas dalykas ir plus dar yra labai gražus estetinis efektas. Taip. Bet dar yra Amy Chen, tai kažkada galbūt ateityje dar pakalbėsim labiau apie produktus, kuriuos naudojam, bet jie išbando viską. Egzosomas, jinai vat, yra ta moteris, kuri važiuoja į Koreją, labai daug
korejietiškos kosmetikos apžiūri. Tarp kitko yra, žinok, nerealu. Taip, aš tikiu. Tai mano svajonė tai būtų stem cellsus pasidaryti, bet čia yra next level. Aš per daug, žinok, dar per mažai informacijos man yra, nes aš esu girdėjusi, kad ten sukelia vėžį. Ir gali sukelti, ir ten pradeda pyktis, žodžiu, ten tavo viduje, ten visokios ląstelės ir taip toliau, tai man, žinok, dar kažkiek palauksiu, bet dar šiek tiek pridėsiu. Dr. Charles Lee labai daug kalba apie ponytail liftą, nosį ir Beverly Hills daro. Ir Daniel Barrett, irgi Beverly Hills, tu tikrai žinosi, aš tau parodysiu, žinok, nuotraukas, tu visus jo žinosi. Ir Dr. Prem Tripathi. Tai labai viską, ką mes apkalbėjome, Morpheus, Sculptra, visos naujienos, analizės, ką darosi žvaigždės, tai tikrai, sakau, man patinka nueiti TikToką, nes tu tiesiog žinai ir kai ateis tau laikas, tu galėsi nueiti pas specialistą ir paklausti tokių edukuotų klausimų, kad tau neįkiš bet ko ir tu žinosi, ko tikėtis, kokios rizikos ir taip toliau. Tai. Aš tai galvoju, kad apskritai, žinai, prie visos šitos jau natūralumo eros, tai reikėtų visiems nepamiršti, kad kai mes žiūrim į tas celebrities, žinai, ir reikia nepamiršti ir to, žinai, gyvenimo būdo. Ir aš manau, kad daug pastangų yra dedama į, žinai, kuo natūralesnės prevencijas, žinai, tai ne viskas gyvenkite yra... be streso, miegokite, alkoholio nevartokite. Gal tiesiog, žinai, aš tai irgi ne už tuos kriterius, žinai, nes buvau biškį toj barikadų pusėj, aš galvoju tiesiog, saikingai, nes tavo mental, žinai, kaip sakant, sveikata, žinok, irgi kartais sportas ir tenai, žinai, prisižiūrėjimas, jis neturi būti full-time job, žinai, tai viskas turi būti su saiku. Taip, ir tiesiog nuo saulės kremo. Čia yra pirmas dalykas, kurį žmonės turi. Jau, kad aš kaip pamatau draugę, žinok, kai jos ten taip guli, tai vat man norisi. Taip, aš irgi ne. Mane, žinok, kritikuoja ir mano vyras dar prieš kelias dienas klausė, o tu eisi pasideginti ant stogo, sakau, čia toksai namiokas. Taip, ne, sakau, aš neįsiu degintis, man patinka balta aristokratiška oda. Ir jis man sako, o kaip ten dėl tų purškiamų įdegių? Aš atsisikau jį ir sakau, labanaktis. Jaunas vyras. Čia jaunas vyras, jo. Taip, bet jis dabar jau manęs klauso, darosi irgi visus ritualus ir... Taip, tarp kitko, vyrams reikia daryti tą patį. Aš čia kažkada, žinok, nuvedžiau vyrą pas savo facial. O, aš irgi esu nusintus, taip. Jo, tai jisai ten, žinai, ten viską daro, taip fainai, bet, žinok, ta pati rutina, plius minus, žinai, kad to makiažo nereikia ten 30 minučių nuvalinėti, bet šiaip ta pati rutina turėtų būti ir serumai, ir ypač SPF. Taip. Čia must. Taip ką, tikiuosi, kad buvo jums įdomi kelionė po Hollywoodo grožio tendencijas. Iš tikrųjų, čia galima kalbėti labai daug ir galbūt ateityje dar kalbėsime ir pasikviesime ekspertų kažkokių, kurie daugiau paaiškins. Gal nueisim, kur mums analizę padarysim. Jo, mes pasitelksim visą savo power, kad galėtume tikrai įdomių žmonių pasikviesti, bet tai va, tikėkime, kad buvo įdomu kažką naujo sužinoti. Lauksim komentarų, palikit, ką jūs galbūt darėtės, kas įdomu. Ir apie ką norėtumėt, kad daugiau galbūt ir plačiau pakalbėtume kitose epizoduose. Tai ačiū, kad buvot su mumis. Ačiū labai. Iki.